Sveiki, aš esu Kotryna ir šiandien kuriu pirmą savo video vlogą. Taigi šitam pirmam savo video vlogė tiesiog pasakysiu 10 faktų apie save. Tai va, pirmas faktas, aš esu ketvirtokė. Antras faktas, mano žalios akys su pilka maišyta. Trečias faktas, aš mėgstu apsipirkinėti, kažkur dalyvauti, man tai yra patinka. Taigi buvau neseniai dalyvavus piešinių konkurse ir aš užėmiau, neatsimenu kelintą vietą, bet gavau apdovanojimą kaip ir, tai apdovanojimas buvo medalis ir dar gavau knygą. Tai va taip, dar užrašų knygelę. Tai va, ketvirtas faktas apie mane, mano rudi plaukai, neilgi. Turėjau ilgus plaukus, bet nusikirpau. Nežinau, gal jie man trukdė, nežinau. Bet ne, aš dabar pagalvoju, kam aš nusikirpau tos plaukus. Man, nežinau, man gaila jų dabar. Tai va, penktas faktas apie mane. Ką čia pasakyti? Mėgstu, man labiausiai patinka iš vaisių. Galbūt obuoliai. Jo, man atrodo, obuoliai man yra skaniausi iš vaisių. O iš daržovių, man atrodo, skaniausi yra agurkai. Nežinau kodėl, bet tiesiog kažkokie skanūs. Ypač su grietinė. Ir va taip dar su druskiteliu, viskas labai skanu. Taigi, šeštas faktas apie mane. Nemėgstu, ką čia, šitą. Nemėgstu kaip šitą. Ką čia turiu? Turiu full capą. Juokauju. Gerai, pasakiau šeštą faktą. Septintas faktas. Dažniausiai atėjus iš mokyklos, varau daryti pamokas ir varau į kiemą. Tai va, taip, susitikti su draugais ir tada, nežinau, gal kažkur su jais varom, nežinau. Čia būna, ta prasme, visai. Taigi tada aštuntas faktas apie mane. Aš esu prasivėrus ausis. Matote, aš dabar esu su auskarais. Boružėlės. Tai va. Taigi devintas faktas apie mane. Nevalgau daug saldumynų. Nežinau kodėl. Tiesiog man jie nelabai patinka. Ir 10 faktas apie mane. Ką čia pasakyti? Nemėgstu žiemos. Nemėgstu. Čia mano, nežinau, priešas gal. Ne, gal ir mėgstu dėl dovanų, tik tai. Laukiu, kol man kokį dovaną padovanos, tai galima nebūti. Labiausiai man patinka vasara, va. Taigi, šiandien tiek. Taigi, gal susitiksime kitą kartą. Jei kas norit mane dar pamatyti YouTube, tai laikinkite, komentuokite. Jei nepatikau, subscribinkite. Šiaip tai laikinkite. Laikinkite. Jo, ir iki kitą kartą. Iki.